Sveiki sodininkai mėgėjai, 25 metai, gegužės 25 prie Alytaus. Labai stiprios šalnos pas mus buvo ir nušalo praktiškai visi graikiniai riešutmedžiai. Jau buvo paauginę nemažus auginėlius ir nušalo. Ir dabar štai kas gaunasi, jis jau vis tiek bus nebegyvas. Tik tiek, kad jie taip buvo pusiau sumedėję. O tai reiškia, kad labai ilgai bus šitas procesas džiūvimo. Ilgai stovės dar jie, tai po kiek tai laiko, kai išleis naujus auginukus, šitus reikės nusipjaustyti, nusikarpyti. Taip, kad labai daug darbo bus šiemet. Palikti jų irgi negalima, kadangi ligos paskui gali atsirasti įvairiausių ligų. Gali pakenkti labai medžiui. Tai vat praktiškai visi nukentėję, išskyrus U12. Ir milotai kesiai. Tai milotai dar tik skleidžiasi, o U12 yra vėlyvo skleidimuose augalas. Tai yra ir žiedų. Vat matom. Žiedukai yra. Apsidulkins, jis yra lateralinio derėjimo. Ir riešutai labai dideli, taip kad teks daryti išvadas. Gal kai kuriuos teks pašalinti ir pasodinti. U12 šiemet jų paskiepinau keletą vienetų. Aš prie to paties dar pridėsiu trumpą filmuką prie Dusios. Dabar vėl esame, ten tolumoje matosi ežeras. Pažiūrėkit, aukštai ant kalno neapšalę. Žemiau irgi ne visi. Bet kitam klonį apšalę. Tai vat kaip skirtingai eina šaltis, kuris leidžiasi žemyn. Ir va ten apačioje yra stiprokai pašalusi. Bet šiemet riešutų bus. Ne pas visus. Čia pernai metų skiepinti medeliai. Jau taip pūktelėjo neblogai. Riešutukų yra ant kai kurių. O čia va irgi neblogai šitie ūktelėjo. O čia šiemetukai. Išėmiau iš inkubatoriaus. Šiandien ilgai užsibuvo, nes orai nepalankus, kaip patys žinot. Tokio šalto pavasario aš neatsimenu. Gal kažkada buvo, bet gal ir nežinau. Nu va, čia va matot. Yra ir čia Kurskiai. Vat ir U12. Lateralinio derėjimo jau su riešučiukais. Yra. Tai vat, bus ką pasodinti. Jei kas norės, galėsit kreiptis dar. Jų man liks tikrai. Visko neišsodinsiu. Tai tiek šiandieną. Kitą dieną paruošiu kažką gal įdomesnio. Parodysiu, kaip reikia pagenėti po šalnų. Nes tikrai darbo bus papildomai daug. Visiems palikti tikrai negalima bus tų šakelių. Nu, va čia irgi kita dėžė skiepelių.